Druskininkų švietimas, kultūra, sveikata, socialinė parama, turizmas, sportas, jaunimas, kaimo bendruomenės. Tai sritis, tapusias mano veiklos neatsiejama dalimi. Kuruodama jas, pažinau daug vadovų ir specialistų, atsidavusių savo darbui ir prisidėjusių prie druskininkų gerovės kūrimo. Šie žmonės ir tapo mano komanda, kurią vertinu, myliu ir didžiuojuosi ją. Palaipsniui mano pavaldiniai tapo ir mano mokytojais. Požiūris į darbą, kaip į meną kurti, man suteikė jėgų, energijos ir optimizmo. Be galo didžiuojasi, kad dirbdama kartu su manimi, mano komanda taip pat išmoko mąstyti sistemiškai, strategiškai. Mes žinome, kad bendradarbiaudami galime išspręsti visas problemas, nes tobulėjimui niekada nėra ribų. Kolegoms, tarybos nariams, įstaigų vadovams, administracijos vadovams, patarėjoms, tarnautojams noriu padėkoti už nuoširdų bendrą darbą. Mėlyji, taip jau atsitiko mano gyvenime, kad daugiausiai laiko skiriu darbui, skriausdama šeimą ir atsisakydama laisvalaikių. Tai atleidžia į man. Dirbdama sutikau daug nepaprastai įdomių žmonių, man artimų ir brangių, kurie tapo mano draugais ir bendraminčiais, geriausiais patarėjais ir kritikais. Jiem labiausiai esu dėkinga už netikėtai sulauktą skambutį, už paprastą klausimą, kaip gyveni, už kartu išgyventas gražias akimirkas, už pagalbą ir paramą sunkiomis valandomis. Ačiū, kad jūs esate, brangus mano sielai draugai, bičiuliai, artimieji. Aš jūs labai myliu.